Jeigu aš dabar daučiau tau žodį, kad tu niekad neis girdėjus arba girdėjus, ir aš tau pasakyčiau, kaip tu jaustumės. Krumpalas. Krumpalas. Nėra tik žodžios. Ko tik sugalvojau, žintveit sugalvojau, tai žodį. Tas dažniausias žodis, kad tu niekad nes girdėjus arba girdėjus, reiškia nieko tau. Absoliučiai, tau kažkokiais raidės sudėtas. Gal ant skomp panašiai, kažkoks panašus žodis. Ir gal būtent tu esi linkis arba linkusi biški labiau jaustis kažką, kaip tu jaustumės dėl kažkokio kito panašaus žodžiaus, kad rastor gal panaš galūnė ar kažkam tokį. Bet esmė ir pats žodis, jums niek nereiškia tau. Tu nežinai, kaip jausties. Vien dėl to, kad tu nežinai, kaip jausties, nes tas žodis ir neutralus, jums neturi jokios reikšmės. Ir žiūrėk, jeigu yra kažkokia reikšmė, tada ir emocija kažkoks mintis lent, tada jau yra įsitikinėms, kad aš tikiu, kad tas žodis reiškia man X, Y, Z ir aš paėm ir, aš jautus dabar tefo, būtent, nes to žodžios definicija ir reikšmė ir tokia, ir aš jaučiu step. Jeigu nėra reikšmės, nėra emocijas. Ir kam esmė? Mūsų visų žodins yra pilnas visokių žodžių, absoliučiai. Tai yra tiesiog garsai, kad reikia išskleisti mūsų burnos. Neturi jokios reikšmės, apart kaip mes patys, kaip, galim sakyti, visuomenė, ne kokį nors, arba lietuviai, anglai, amerikiečiai, užsieniečiai, bla, bla, bla. Duodam kažkokį kontą, susitariam, kad tas žodis reiškia mums tą ir mes taip šnekam. Bet tu gali pasirinkti savo asmeninį definiciją. Dabar pasirinkti kažkokį žodį, kuris tau gal kažkodėl kel negatyvą. Gal tu pagalvoji dabar darbas. Einu į darbą. Ką žmonės dažniausiai pagalvoja, darbs vėl pirmadienis, vėl į darbą iki 5 ten vėl čia su tais žmonėm ten reiks būti, taip toliau, iškart visi didžioji dalis žmonių, bent jau kapeni darbą, galvoja, negatyvs. O jeigu tu pakeistum ton definiciją vietoj to, kad tu išgirsti arba pasaka žodį darbs, vietoj to, kad negatyvs ir pozityvs, o ką tam padaryti? Dabar žiūrėk. Darbs tau gali reikšti, ne kad, vėl man dabar reikia darbą, tau gali, aš turiu galimybę eiti darbą, aš turiu galimybę, kiek daug žmonių ir pasaulyje, kad reikia ir be darbą, kad reikia ir be namiai, bet aš turiu galimybę eiti darbą, aš turiu darbą. Tai jeigu aš einu darbą, aš galiu pinigus dirbti, aš galiu susitaupyti, aš galiu tą padaryti. Man darbs reiškia šitais laisvę, man darbs reiškia šitais galimybės, man darbs reiškia kažkokia galbūt privilegija. Darbs gali reikšti tiek daug dalykų. Čia kaip pavyzdys, bet koks žodis nuliam tavo emocijas, kurios manifestuojam tavo realybę. Pakeisk savo definicijas, kad pakeistum savo gyvenimą.